Pirmoji Kelmės bažnyčia pastatyta 1484 metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero valia. 16 amžiuje Kelmės dvaras atiteko Gruževskiams. Kelmės dvaras įvairių istorijos laikotarpių buvo švietimo bei kultūros židiniu. 18 amžiaus pradžioje Kelmė ryškiai pasikeitė. Miestelėje dirbo gausus amatininkų skaičius, veikė didelis krautuvėlių tinklas. Kelmės miesto istorija gyva ne tik šaltiniuose. Kelmės krašto žmonės ir svečiai. Maloniai kviečiu kartu švęsti Kelmės miesto 540 metų jubiliejų. Iki susitikimo.